Tai yra mokykla, kuri veikia 100 metų ir praeitą pavasarį jinai buvo uždaryta. Mes fiksavom visą procesą. Jurgos mokykla, jinai baigė tenai. Tai yra vidurinė mokykla, kurią jinai baigė, todėl jinai turi asmeninį santykį ryšį ir todėl norėjau apie tai papasakoti istoriją. Mes fiksavom patį procesą, kaip viskas vyko. Pirmiausia yra pranešama žinia, kad mokykla bus uždaryta. Visa erdvė tarsi sustingsta ir visi žino, kad tai viskas, daugiau nieko niekada nebebus. Visokie palikti daiktai, vis dar stovi mokinių pamiršti treningai, sportbačiai, knygos. Viskas dar yra vieta ir visa erdvė atrodo taip, kaip ir atrodo mokykla. Yra tokia istorija apie mokyklos tylą. Čia yra koridorius į sporto salę. Prie sporto salės buvo toks tamsus kambariukas, kur biologijos mokytas ryškindavo nuotraukas. Ir jisai pasako, kad naktimis girdisi, kai labai tylu, girdisi vaikų balsai ir vaikų žingsnių aidas ir kamolio trinksėjimas į lentą. Pasakos tokia istorija. Visada mėgau piešti ant suolų mokykloje ir mokytojai leido man tai daryti, jeigu piešiu pieštuku. Ir visi mano moksladraugiai nešiodavosi po tos piešinius savo alkūnių. Antras etapas pačio kraustymosi buvo tiesiog išardymas mokyklos. Buvo pradedama kuisti visokios spintelės neliestos 100 metų, sieninės spintos, viskas traukiama, draskoma. Mokyklos kieme atsirado kelios tonos knygų iš bibliotekos, kurie virto beformė makulatūros krūva. Bibliotekos istorija, tu pasakai. Bibliotekos istorija yra tokia, kad kai aš pirmas įkį atėjau į biblioteką 5 klasėje, aš supratau, kad reikia skaityti nuo pradžios iki pabaigos. Tai aš pradėjau nuo A raidės ir 12 klasėje pabaigiau ties S, tai Simonaitytės paskutinių tomų. O Keruakas buvo gale ir aš nespėjau ją perskaityti. Fizika ir ta erdvė, jinai pamažu praranda vaizdą, kad tai buvo mokykla. Ir buvo labai juokinga istorija su valymu. Aš tikėjausi užfiksuoti patį chaosą, kuris turėtų būti, kai viskas kraustosi. Ir mes atvažiuojam į mokyklą ir direktorius sako, mes kraustomės, bet aš liepiau valytojams viską išvalyti, kad nuotraukos būtų gražios. Visas grindis jie išplovė tiesiog. Informatikos kabinetas. Tiesiog daiktų pradėjo mažėti, pradėjo dingti, viskas tiesiog pradėjo dingti. Nebeliko gėlių, nebeliko suolų. Pats kontrolė nelabai buvo įmanoma, nes kaimiečiai įeidavo, kaimo gyventojai įeidavo į tą erdvę ir nieks negalėjo kontroliuoti, iš esmės tada jau tampymas daiktų ir aišku, vėliau bus tų pačių radiatorių pjaustymas ir švietimo ministerija negali kontroliuoti, o mokyklos direktorius kėšė rankomis. Tiesiog paskutinės dienos priminė truputį kolūkių išardymo laikus, nes tiesiog buvo laisvai leidžiama eiti į mokyklą ir imti, ką tu nori. Viskas vyko taip panašiai. Čia yra teniso stalas. Buvo išmesta begalė įvairiausių senų, svarbių simbolinių dalykų, atradom labai daug nuotraukų, kur buvo žmonės, kurių net nieks nebeatsimena. Tiesiog pačios paskutinės dienos mums buvo įdomu užfiksuoti, kas darosi su pačia erdve, kai jinai nebetampa mokykla, jinai jau yra nebe mokykla, jinai tampa tuščia sale, visiškai niekam nereikalingų pastatų, niekam neįdomi. Čia yra garbės lenta. Visi atsimenam, kaip svarbu buvo ją papulti. Atsimenu, kad buvo šitą pirmų mes nuotrauką.
pridėsiu, Jurga nepaminėjo, kad pati mokykla jinai buvo atidaryta, man atrodo, praeitame 19 amžiaus ar 20 amžiaus pradžioje ir jinai buvo Smetoninė, ten yra nuotraukos net atidarėme, man atrodo, Smetona dalyvavo. Ir tiesiog tas retorinis klausimas, jeigu 200 metų jinai galėjo egzistuoti ir dabar jau jinai nebegali. Ir šiuo metu mokykla yra perduota kultūros ministerijai, bet jos ateitis yra neaiški ir jinai ieško pirkėjo. Ir toks faktas, kad praeitais metais buvo uždaryta kelios dešimtys Lietuvoje mokyklų tiesiog. Ačiū.